Galingiausias viešpaties pranašas pagerbtas Brazilijos nacionalinėme kongrese. Čia jis buvo pakviestas į nacionalinį Brazilijos parlamentą duoti kalbą. Per 76-ųjų Izraelio valstybės atkūrimo metinių atkūrimo progą. Taigi, Brazilijos nacionalinis kongresas Brazilijoje. Sostinėje Brazilijoje. Matome čia, kur deputatė Christine Lopez pagarbiai pasitiko ir atvedė galingiausią viešpaties pranašą į kongresą, kai jis buvo priimtas. Ir matome nuotraukas iš nacionalinio kongreso Brazilijoje arba nacionalinio parlamento, kuris taip pat turėjo interparlamentarinę sesiją su politikais ir tam taip pat buvo Izraelio ambasadorius Brazilijoje. Ir viešpaties pranašas kalbėjo apie dabartinę Izraelio situaciją ir ką Brazilijai reikia daryti. Apie tai, ką viešpats kalba. Cumprimentar a todos, de todas as nacionalidades, em nome do profeta do Senhor do Quênia, David Warren. Muito obrigada, profeta, pela sua presença. Veio especialmente para essa solenidade. Well, thank you very much, Ačiū. Your Excellency. Muito obrigado. Ačiū labai Jūsų ekscelencija. The speaker of this tremendous session today. Šios iškilmingos sesijos kalbantystis. And I want also to thank His Excellency the Ambassador of Israel who is seated here. Taip pat noriu padėkoti Jo ekscelencijai Izraelio ambasadoriui, kuris sėdi čia. The ambassadors represented in the plenary from many embassies. Ir ambasadoriai, kurie reprezentuoti iš įvairių ambasadų plenarinėje sesijoje. Noriu padėkoti, kad mane pakvietėte šioje iškilmingoje progoje, pakvietėte mane, kai švenčiate 76 Izraelio atkūrimo metines. Noriu pasakyti štai ką. Aš kalbu bažnyčiai. Noriu kalbėti bažnyčiai šitoje šalyje, kad nesenoje praeityje, kai daviau pranašystę apie karą ateinantį į Gazą, and I gave the prophecy of the inundation, the floods you see in Rio Grande do Sul. ir kai daviau pranašystę apie potvynius, kurie matote į Rio Grande, apie January potvynius 2023. 23 metų sausio mėnesį Of the coronavirus. ir pranašystę apie koronos virusą, I want to say with authority the following. noriu pasakyti su valdžia štai ką. The church Bažnyčia in this land of Brazil, šitoje Brazilijos šalyje, you know that this is a critical time in the life of Israel. jūs žinote, kad dabar yra kritiškas metas gyvenime Izraelio. Seen a lot of antisemitism in campuses, in universities, the whole world, the streets. Mes matome daug antisemitizmo vykstančio universiteto miesteliuose, gatvėse, antisemitizmas. Look at this situation. Bažnyčia, turite pažvelgti šitą situaciją per Bibliją. It's a battle between the forces of evil and good. Tai yra mūšis tarp blogio jėgų ir gėrio jėgų. Over time, nations have attacked Israel. Per laiką tautos puolė Izraelį, The Lord chose Israel as His chosen people from where to bring the Messiah. bet viešpats pasirinko Izraelį kaip jo išrinktus žmonės tautą, per kuriuos jis atneštų Kristų. Ir tautos visą norėjo ištrinti Izraelį. Luke chapter 10 says that the good Samaritan saw the man who was injured and he helped him. Luko 10 skyriuje kalbama apie gerąjį samaritį, kuris pamatė sužeistą žmogų ir padėjo jam. Now, Dabar Israel is injured and the church is quiet. Izraelis yra sužeistas ir bažnyčia tyli.
The Bible says Biblija A Bíblia sako, diz that whoever knows the right thing to do and does not do it is sin. que aquele que kiekvienas, conhece kuris žino fazer gerą o bem dalyką, e não kurį o reikia faz, daryti, comete bet jo nedaro, pecado. tai yra This is the nuodėmė. hour when the church must stand with Israel. Esta Yra é a valanda, hora kai bažnyčia em que privalo a igreja atsistoti precisa su se Izraeliu, portar ao stovėti su lado de Izraeliu. Israel. There is a sea of enemies, an ocean of enemies. Há Yra oceano de jūra inimigos. priešų, And only the vandenynas church priešų. is the friend of Israel. Ir Somente tik a tai igreja é o bažnyčia amigo yra de Israel. Izraelio That's draugas. why I'm asking you, the church in Brazil, É Tai por kodėl isso aš que eu estou a klausiu pedir à jūsų, igreja aqui prašau no jūsų Brasil bažnyčią to bring Brazilijoje repentance over this nation para trazer atnešti atgailą virš arrependimento tos sobre essa tautos nação because of the way you have treated Israel. por causa da dėl maneira to, como kaip jūs trataram elgėtės su Israel. The Izraeliu. blessings you have are from Israel. As Palaiminimus, bênçãos que o kuriuos Brasil turite, tem yra é iš devido a Izraelio. Israel. This battle began from Genesis chapter 3 verse 15. Esta Šis mūšis batalha prasidėjo nuo começou em pradžios Gênesis skyriaus capítulos 3, 3, skyriaus 15. It 15 also eilutės. goes on to Revelation chapter 12 verse 4. Também Jis taip vai pat Apocalipse vyksta capítulo iki 12, apreiškimo versículos 4. 12:4. Right now, Dabar Agora, pat the church in Brazil must stand up and fight Israel. dabar pat bažnyčia privalo atsistoti ir kovoti už Izraelį. Dar kartą matome nuotraukas iš nacionalinio Brazilijos parlamento Brazilijos mieste, kur viešpaties pranašas buvo garbingai pasitiktas. Ir ten, kur jis turėjo susitikimus su pagarbiais politikais, lyderiais ir pačiu Izraelio ambasadorium Brazilijoje, Daniel Zohar. Ir taip pat su parlamento nariais ir senatoriais, kurie yra Izraelio draugai. Tai matome nuotraukas iš Brazilijos kongreso mūsų ekrane. O štai čia matome taip pat viešpaties pranašas
susitikime su vienu garbių, yra Brazilijos Izraelio interparlamentarinės grupės prezidentas, kuris oficialiai priėmė viešpaties pranašą